dabar pareiga ir misija paaiškinti jums, kodėl atsiranda ta problema ir ką mes su jumis kartu padarysim, kad jos nebūtų. Ir tai nėra dalykas, kurį įmanoma išgydyti taip, kad visai niekada neatsirastų. Viską darau vėl taip pat, vėl viską valgau, vėl gyvenu kaip noriu ir ligos nėra. Tai yra galimybė taip, sutvarkyti taip gyvenimo būdą ir mitybos įpročius, kad liga tamptų kontroliuojama. Taip, taptų kontroliuojama. Tai reiškia, gyvenu teisingai, valgau teisingai, ligos nėra, simptomo nėra. O jeigu valgo bėliai ką, gyvenu kaip noriu, vėl simptomas ateina, kad pasakyti, kad atsiprašau, man yra blogai, kūnas sako, ir duoda signalą SOS per organą, per simptomą, dėl kurio žmonės pradeda rūpintis. Taip? Ir tradiciniai medicinoje vienintelis gydymas yra koks? Tai yra tepalai, hormoniniai tepalai, jeigu nepadeda, kažkokie vaistukai nuo alergijos, slopina kažką ten ir šiek tiek pagerėja situacija. Bet mes žinom, kad visi hormoniniai preparatai, tame tarpe ir tepalai, jie sukelia odos išplonėjimą, o tas simptomas dingsta tik tai laikinai, tik tai kokiam tai laikotarpiui. Tai va. Tai dabar mes turim žinoti su jumis, kad mūsų sistema, kurią kažkada sukūrė kūrėjas, tai yra mūsų kūnas, tai labai protinga sistema, kuri funkcionuoja taip, kad niekados neturi sirgti. Nes taip tobulai jinai pagaminta, taip jinai padaryta tobulai, kad jeigu jos rezervų neįkvoti, jeigu su ją gražiai elgtis, tai jinai turi viską, kad žmogus galėtų gyventi ir pildyti kažkokias tai užduotis, kurios jam duotos šitam gyvenime. Taip? Bet pirmas žmogus, kuris atsirado šitoje žemėje daug milijonų metų atgal, jis atsirado ir ką galėjo valgyti? Tik tą, ką galėjo nuskinti nuo medžių ir surinkti nuo žemės. Ir taip ilgai žmogus gyveno. Paskui yra reiškia, taip galvojama, kad žmonės, kada pradėjo migruoti iš pietų į šiaurę, tų augalinio maisto to pritrūko ir žmonės pradėjo medžioti. Taip medžioklė atsirado. Ir kada yra šaltas metas, kada nėra ką valgyti, daržovių mažiau, žmonės pradėjo vartoti mėsą tam, kad išgyventi. O paskui vėl atsiranda atšilimas, vėl atsiranda daugiau augalinio maisto ir žmonės valgo augalinį maistą. Ir taip pasninkai yra pusę metų pasninkas, pusę metų mes valgom gyvulius. Tai vienas iš dalykų, labai svarbių. Bet kuo toliau gyvena civilizacija, to daugiau produktų atsiranda, todėl kad žmonės visą laiką ieškodavo naujų produktų, kad pavalgyti, alternatyvių produktų, kad vis daugiau ir daugiau būtų įvairovės, ką prisivalgyti, o jau dabar kas yra, tai jau visiška betvarkė ir chaosas. Tai va dabar atsirado šita sistema, tobula, kuri gali viską suvalgyti, suvirškinti ir apsivalyti pati. Taip, šiais laikais, kadangi yra labai didelis pasirinkimas įvairių produktų, kurių nereikia imuniniai sistemai ir tam organizmui, ta sistema nesugeba viską suvirškinti, o organai filtrai, kepenys, inkstai, storasis žarnynas nesugeba viso to išvalyti. Tada į pagalbą ateina oda, 2 kvadratinių metrų organas, kuris padeda valyti organizmą. Taip jūsų vaiko ir įvyko. Kad jūs, pavyzdžiui, nešiodama jį iščiose, valgėt kaip supratote viską, taip iš eilės. Paskui jis gimė, jam jį paskiepijo, kas irgi imunitetą slopina. Ir po kelių mėnesių atsirado atopinis dermatitas vaikui. Atrodo, kodėl po 2 mėnesių dar nieko nevalgo apie jūsų pieno. Jūs turėjot pieną. O jūsų pienas jau buvo užterštas tais toksinais, kurie atsirasdavo jūsų kraujyje dėl to, kad jūs nėštumo metu ir žindymo metu valgėte produktus, kurie netinka jūsų imunitetui. Ir tada per kraują ir placentą, o paskui per jūsų kraują į pieną ateidavo tie toksinai ir jūsų vaikas gaudavo juos į savo organizmą ir į kraują. Ir jo organai filtrai, kepenys ir inkstai nesugebėdavo su to susitvarkyti ir oda, 2 kvadratinių metrų organas, pradėjo tai valyti ir atsirado atopinis dermatitas. Tai yra fiziniam lygmenį, o emociniam kiekviena problema turi savo emociją, tai va tokie žmonės, kurie turi labai jautrią nervų sistemą, taip,
Tai oda tarsi organas, išorinis organas, kuris juos apgina nuo išorės, nuo sociumo. Ir jie taip ginasi. Iš vienos pusės jie ginasi, oda valo, iš kitos pusės jie ginasi taip psichologiškai nuo viso pasaulio. Nes jie labai trapus, jie labai bijo, kad kas nors jos neįžeistų. Tai va 2 dalykai. Tai antras dalykas, tai fiziniam lygmenį, tai yra tas dalykas, kurį mes tikrai galim sutvarkyti, padedant eliminuoti produktus, kurie netinka imuniniai sistemai. Tam mes paėmėm 10 ml kraujo, taip, nusėdo raudonas kraujas, o baltą kraują mes įlašinom į reagentus ir pažiūrėjom per mikroskopą su videokamera, kaip baltas kraujas, imuninės sistemos kraujas, taip reaguoja į produktus. Va, štai taip, ne? Vat. Per mikroskopą su videokamera pažiūrėjom ant monitorius, kaipgi baltas kraujas, imuninės sistemos kraujas reaguoja į produktus. Tai vat. Jeigu balto kraujo ląstelės, leukocitai, tai yra imuninės sistemos ląstelės, kurios turi kovoti su virusais, su bakterijom, su vėžiniam ląstelėm, jos dar kovoja su netinkamu maistu. To ir pasireiškia principas uždelstos alergijos arba slaptos alergijos. Uždelstos alergijos, kada žmogus valgo maistą ir jį ne iš karto išberia nuo kažko, o po kažkokio tai laiko. Ir tada žmonėms labai sunku suprasti, suvokti, sureikšminti, kad tas maistas, kuris suvalgytas buvo prieš 2 dienas, šiandien duoda tą reakciją. Kas darosi, kada maistas netinka leukocitams? Tada leukocitai suyra, matot, suyra, iš jų išsiskiria labai stiprus fermentai, matot, membrana plyšta, fermentai, kurie sukelia uždegimą kraujo. Tas uždegiminis kraujas cirkuliuoja po visą organizmą, sukeliant uždegimą visoj sistemai, taip, bet porą mėnesių dar nieko nejautėm, dar nieko nebuvo. Ir tas maistas, kuris netinka leukocitams, jisai nesusivirškina skrandyje, taip. Čia vyksta rūgimas, puvimas, taip, bet dar nieko nejaučiam. Taip, jūsų vaikas nieko nejaučia. O pavyzdžiui, suaugęs žmogus jau gali čia pajusti skausmą skrandyje, rėmenį, atsirūgimą, nes žaizda gali atsirasti, erozija. Bet ne visiems tas organas yra silpnas ir ne per jį, reiškia, uždegiminė ta situacija duoda simptomus. Toliau, nesuvirškintas skrandyje maistas atsiranda plonajam žarnyne ir irgi nesusivirškina, nes negali susivirškinti plonajam žarnyne tas, kas nesusivirškino skrandyje. Čia irgi vyksta rūgimas, puvimas ir toj vietoj, kur kur 12-pirštė žarna pereina į plonąją žarną, gaurelės plonojo žarnyno atrofojasi. Nes valgant tą maistą, kuris netinka imunitetui, pažeidžiamos gaurelės plonojo žarnyno. Ir žarnynas darosi degermetiškas, skylėtas. Ir per šitą vietą į kraują patenka nesuvirškintos molekulės angliavandenių, riebalų ir baltymų. Toksinai vėl atsiranda kraujyje ir vyksta procesas, kuris vadinasi autointoksikacija arba organizmas save pats užteršia. Ir tada iš čia nesuvirškintas maistas iš plonojo žarnyno atsiranda jau storojoj žarnoj. Storajam žarnyne nevyksta jokių procesų virškinimo, tik tai rezorpcija arba pasisavinimas medžiagų į kraują. Taip? Nes žiūrėkit, kiek kraujagyslių yra žarnyne, matot? Tada tas kraujas iš storojo žarnyno ateina į kepenis ir į inkstus, užteršia tos organus, filtrus, kurie turi valyti organizmą ir tada į pagalbą ateina kas, kai kam, oda ir pradeda valyti organizmą, suprantat? Tai dabar mūsų tikslas yra, tas pats darosi ir limfiniai sistemai, matot, nes labai daug limfmazgių yra storajam žarnyne, labai daug limfmazgių. 70% limfoidinio audinio, reiškia imuninio audinio, randasi žarnuose. Ir jeigu yra uždegimas kraujo, bus uždegimas ir žarnyno, ir limfos. Tada sąstovis limfos gaunasi ir limfos tiekmė iš apačios į viršų labai sulėtėja. Ir tada tie toksinai su limfos, per limfagysles eina į viršų. Taip, limfa tokia darosi vangi, negreita. Ir tada uždegiminė limfa, taip, jos sąstovis būna ir kur? Ties tonzilės, taip,
tada atsiranda kas? Angina, nes labai daug bakterijų yra kur? Burnoj. Ir tada greitai, kur sąstovis, gali atsirasti uždegimas. Ir jeigu vaikui atsiranda angina arba atsiranda bronchitas, tai reiškia kalti ne plaučiai ir ne tonzilės ir jų jokių būdų negalima šalinti, o kaltas maistas, kuris nesusivirškina, sukelia uždegimą kraujo ir limfos, tada vienas organas duoda simptomą, kitas ir trečias. Ir žiūrėkite, jeigu vaiko atsiranda, pavyzdžiui, oda išberia, ne? O paskui kartais oda ne taip beria, bet atsiranda sloga, atsiranda kosulys, bronchitas, bronchinė astma, nes storasis žarnynas, plaučiai ir oda vystosi iš vieno lapelio embriono, jie visi surišti. Tai vad reikia ir perduoti man tą supratimą, suvokimą jums, kad jeigu jūsų vaikas kosti, reiškia labai daug gleivių gaminasi kur organizme, storasis žarnynas per limfinę sistemą storojo žarnyno, matot, laiko visą tai ir organizmas bando apsivalyti kažkaip per odą, per kosulį, per nosį, per slogą, o skausmas tonzilų, tai paburkimas ir skausmas, tokiu būdu gamta bando mums uždaryti burną. Tada nereikia duoti valgyti tam vaikui, reikia leisti jam pabadauti, tik gerti ten vandenuką daugiau, ne? Duoti truputį pakarščiuoti iki 38, jeigu kyla temperatūra, čia nieko baisaus, tam, kad sudegtų tas virusas, sudegtų tos bakterijos, kad jos pasinaikintų ir organizmas užterštas truputį apsivalytų. Kiekvienas simptomas yra gėris, kiekviena liga yra gerai. Čia yra patirtis, per kurią žmogus turi suvokti, kodėl jis serga. Nu, kadangi žmonėms tas niekas neaiškina, tai yra tokie kaip mes, daktarai, kurie jau suvokia, kad vaistas nėra gydymas. Vaistas yra simptomo malšinimas ir be abejo, gerai, kad jų yra, nes jeigu kyla temperatūra 40 ir tu nieko neduosi, tai jam gali būti kas smegenim blogai, gali atsirasti traukuliai ir taip toliau. Taip? Bet tai nėra gydymas, kaip ir nėra gydymas hormoniniais vaistais atopinio dermatito, nes slopinama imuninė sistema, nes čia imuninė sistema šaukia ir rėkia. Man blogai, darykit ką nors, ne? Bet žmonėms niekas neaiškina, kad reikia kažką keisti ir reikia nuimti nuo imuninės sistemas tą naštą, kurios jinai negali pakelti. Jinai kovoja su virusais, su bakterijom. Tabletės reikia. Tai va, tokiais atvejais duoda tabletės, kad pasmaugti ją, kad tai daugiau nieko nesakytų. Suprantat, tada liga eina kur gilin, taip, jos niekas negydo, tik malšina simptomus. Dabar mūsų tikslas sužinoti, kokie produktai tinka, kokie ne, eliminuoti tos produktus iš jūsų raciono, tada kas bus? Tada imuninė sistema atsistatys, taip, jinai sustiprės, nes nustos ląstelės kovoti su netinkamu maistu, tos ląstelės bus tokios gražios ir jos užsiims to tikslu, kurio turi užsiimti. Virusų daugiau atsirado, užmušti, bakterijų daugiau atsirado, užmušti, vėžinės ląstelės kažkur ten pasirodė, ne, užmušti, bet nebus naštos tai imuniniai sistemai kovoti su kuo, su maistu, kuris jai netinka. Tada su laiku per 2, 3, 4, 5 mėnesius organizmas apsivalo, imuninė sistema atsistato, nes tų limfocitų turi būti apie 11 bilijonų mūsų organizme, suprantate? Bet tiek. Nesuvokiama. Įsivaizduojat, ir kiekvieną dieną imuninė sistema atiduoda savo karius kovai su kažkokiu tai ėdalu, suprantate? Tai mes nesuprantam ir duodam. Šokoladą nori? Prašau. Nuo jo tu nusiramini, prašau, o čia yra narkotikas, nes jeigu padaryti nuotrauką, tai pamatysit jo atlikti tyrimai, kad gašišas, pavyzdžiui, narkotikas, susikaupia tokioje pačioje vietoje smegenyse, kaip ir tos medžiagos, kurios gaminasi, kada tu valgai saldumynus, cukrų, suprantat? Ir vystosi tokia priklausomybė, nes atrodo, be to negali gyventi, suprantat? Užtat laikinai bus nepatogumas, kai labai norės, o jo to dalyko negalima valgyti. Tada ką mes darom? Tada mes mainais. Nevalgai šokoladą, bet gauni kokį tai lego ar kokį tai žaidimą, dar kažką. Susitariam, kad, čia toks patarimas iš patirties, susitariam, kad tu nevalgysi, bet gausi tą ir tą ir tą, nes kaip. Bet su vaikais kartais būna žymiai lengviau dirbti negu su suaugusiais. Tie suaugusiai jau narkomanai, jie pasidarė tokiais priklausomais nuo maisto, kad jiem čia kaip neišgerti taurę vyno ar ne kavos, tai jiem baisu. Su vaiku galima rimtai pašnekėti, kažką sugalvoti mainais gauti ir jie tada paklauso.
ir jiem patiems reikia skiepyti. Bet kas yra svarbu, kad šeima pradėtų valgyti kaip tas vaikas. Nes jeigu tėtis atsisėdus valgys koldūnus, o mama šokoladus, o vaikui to negalima, tai nebus čia, žinot, naudos, nes vaikas sakys, tau galima, o man negalima. Iš tikrųjų, čia bus toks, bet čia vienintelis kelias, kurio galima padėti jūsų vaikui. Nėra daugiau jokių, jeigu to nepadaryti dabar, taip, tai vis bus blogiau ir blogiau. Iš pradžių bus hormonai tepami, paskui bus hormonai per burną, nes kitaip šito simptomo nepanaikinsi. O jeigu paskaityti pašalinį poveikį vaistų, tai tada nesinorės visiškai jų duoti ir su jais žaisti. Nes, jie gesina ugnį, jie yra kaip gaisrininkai. O toliau sistema pati kenčia nuo to. Ir tada reikia gydyti pašalinį poveikį šitų vaistų, taip, kurie padaro ir opaligę, ir atsiranda žaizdos, pakyla spaudimas, atsiranda, visokių kitų problemų. Suprantate? Va štai taip mes tą atopinį dermatitą ir tvarkysime. Gerai? Supratot? Gerai.